atvykom į Palūšę. Štai toks gražus vaizdelis. Didžiulis labai ežeras. Ir dabar eisim pažintinių takų. Einu čia prasideda, yra rodyklės. Yra tokia pavėsinė. Ir čia rašo Meironų pažintinis takas. Vienas gražiausių Lietuvos takų pagal aprašus. Geltonasis yra takas, tai 3,7 km. Taip pat žalesis pelkių žiedas 5 km ir mėlynasis 5,5 km. Atskleis legendomis apipinto ežero paslaptį ir jo pakrantės grožį bei ramybę. Tai čia mėlynasis. O pelkių žiedas 5 km palydės per pelkėtą pažintinio tako daubą, kurioje telkšo 2 ežerėliai lyg garsiosios parko laumekelio akys. Geltonasis reljefo žiedas leis išbandyti ištvermę, kopianti pažintinio tako kalvas, kurios tikrai vertos Aukštaitijos krašto. Tai toksai. Kelionė prasideda. Žvėriukų pabarstyti gražus takeliai. Iš krašto kalnai. Iš kito krašto ežeras. Visokia augmenija. Apinys net yra. Ant medžių yra pažymėta koks takas. Tai užklijuotos geltonos žymos. Pažintinis takas. Soliukai pasisėdėti. Yra ir meno pakeliui. Kokios skulptūros medinės. Taip pat tolumio matosi turbūt vabalų viešbutis. Čia labai graži ir didelė skulptūra. Kitoj kelio pusėje taip pat. Dar viena skulptūra. Ir jau matosi nuorodos. Gamtos mokykla ir pažintinio tako žemėlapis. Visas kelias palei ežerą. Ėjom geltonų takų. Bet mes norim apeiti visus takus, tai dabar sukam į mėlyną. Štai pro gamtos mokyklą. Ežeras su charakteriu. Apie Lūšio ežero vardo kilmę kalbama taip. Sakoma, kad Lūšio ežero pakrantėse gyveno
daug lūšių ir nuo jų ežeras vardą gavo. Žodis lūšus vietinė tarme reiškia aštraus būdo. Kaip ir lūšiai būna aštrus ir banguoti, kai pasisuka pietvakarių vėjas. O žodis lūšas apibūdina tingų apkiautusi žmogų ir matyti ledo sukaustytus lūšius. Taip pat yra kokie paukščiai, žuvis. Lūšių gelmėse gyvena įspūdingo dydžio lydekos, ešeriai, karšiai. Ežeras garsus ne tik stintelėmis, bet ir rudeniniais kuojų laimikiais. Apžiūrėjom gamtos mokyklą, truputį pasukom ne ten, reikia pasirodo nuo stendo, kur gamtos mokykla, staigiai sukti į dešinę, kur pažymėti štai ant medžių šitie geltoni ženklai. Ir dabar lipsim štai tokį kalniuką truputį. Užlipom į kalniuką. Štai dabar takas eina mišku. Truputį reikia palaipiot po kalnus. Užlipom į kalną, ežeras štai liko apačioje. Stendas pakeliui. Kokia gyvūnija. Kur ledynas paliko pravertus vartus. Prieš 20 000 metų kraštą dengęs ledynas atsitraukdamas paliko Švenčionių moreninės aukštumos dalį, prie kurios dabar šliejasi Ignalina. Taip pat atsiveria čia gražus vaizdas. Pasigrožėti. Dabar einam smarkiai žemyn. Miške pilna bruknių. Priėjom žalią takas, yra nuoroda ant medžio, tai galima sukti šičia į dešinę ir eiti žaliuoju taku. Ir toliau yra nuorodas kairiau mėlyno tako. Tai čia ilgiausias. Dabar aplink ežerą, tai eina mėlynu taku. Augmenijos dėžutės. Galima pasukti ir pasiskaityti. Ir dabar vėl eina mėlynuoju taku. Čia yra soliukų taip pat pailsėti. Ir apačioje jau matosi ežeras. Truputį šviečia. Tai dabar turėtume eiti aplink ežerą. Tai keliais aukštyn žemyn. Truputį pasikeitė miškelis. Leidžiamės dabar žemyn. Gal jau greit prieisime ežerą. Koks nuostabus tiltelis per galingą upę. Biškį palūžęs jau.
kokia upė. Iš kitos pusės. Tolumoj matosi ežeras jau. Dar vienas takas. Matosi ežeras. Suoliukai. Kėdutės tai yra. Papartynas. Prie pat ežero. Velnių ežeras. Aukštos kalvos šešėlio dengiamas šaltiniuotas Taramo ežeras tarp vietos gyventojų neturi gero vardo. Aplinkinių kaimų sakmės byloja, kad ežere gyvena velnias Taraminis su vaikais. Jos velniūkštis parsigabeno iš netoliese telkšančio Jodyno ežero, bijodamas, kad tie žiemą nesušaltų. Pasak senolių, Taraminis vaikus vežė ant apverstų rogių arba akėčių pasiskolintų iš kaimo gyventojų. Tikima, kad nuo to laiko apie Taramo ežerą prisiduoda vaidenasi skliausteliuose, todėl kad žmonės bijo naktį čia eiti. Įdomus ir neįprastas vandenvardis Taramos arba Tarama, kildinamas iš labai senos indoeuropietiškos žodžio šaknies tar, reiškiančias greitas, stiprus arba miklus. Daugybė šaltinių maitinamas Taramo ežeras yra pratakus rytinėje dalyje iš ežeringų pelkučių įteka bevardis upeliukas, o vakarinėje dalyje išteka nedidelis Taramos upelis. Ežero plotas 6,6 hektarų, giliausia vieta apie 8 metrai. Tai štai, dabar palei ežerą einam tolyn. Reikia prieiti arčiau. Gal kur ragus velnio pamatysim. Tai toks ežeras, visas apaugęs. Dėmesio skruzdėlės. Viename hektaro miško gali būti nuo 1 iki kelių skruzdėlynų, bet kartais jų tankumas būna daug didesnis. Akivaizdus pavyzdys Tamaro ežero pakrantė. Saulės apšviestoje pašlaitėje 200 metrų ruože yra net 8 skruzdėlynai. Skruzdėlės karingi vabzdžiai, kurie aršiai gina savo valdas nuo įsibrovėlių. Tuo lengvai įsitikinsite įžengę į skruzdėlių kontroliuojamą teritoriją. Toks didelis skruzdėlynų tankumas gana retas reiškinys, kuris atskleidžia vieną skruzdėlių gyvenimo paslaptį. Tarpusavyje taikiai sugyvenančios skirtingų skruzdėlynų skruzdėlės dažnai būna giminės, kilusios iš vienos šeimos, o arčiausiai esantys skruzdėlynai net gali jungtis į požeminiais takais ir sudaryti savotiškas vabzdžių kolonijas. Ardyti skruzdėlynus draudžiama raudonom raidėm parašyta. Gražios uogytės. Žmogaus ir gamtos darnos pavyzdys. Gamtoje nėra proceso ar organizmo, kuris nepaliktų savo pėdsako žemėje.
Šiais laikais žmogus labiausiai keičia gamtą ir dažniausiai ne į gerąją pusę. Bet yra vienas labai raiškus žmogaus ir gamtos darnos pavyzdys. Tai mūsų natūraliosios pievos. Jos susiformavo ir išliko dėl žmogaus ūkinės veiklos. Natūralių pievų augalija labai turtinga rūšių. Viename kvadratiniame metre pievos gali augti iki 30 skirtingų augalų rūšių. Čia gausu varpinių augalų, kurie krūmindamiesi sudaro pievoms būdinga velėna. Prie Taramo ežero plytinti nedidelė natūrali pievelė, taip pat yra ilgamečio ir atkaklaus darbo rezultatas. Pakraštys nusėtas voveraitėmis. Baravykų dar neradom, bet parodyta, kad taip pat yra. Šungrybiai. Dabar priėjom štai tokią sankryžą, jau žalios rodyklės, galima eiti tiesiai, o galima pasukti prie dviejų ežerėlių. Laumėkėlių akės, du šalia esantis ežerai, pelkės, tai einam, mes sukam čia. Įdomiau. Dešiniųjų takeliu. Ir vėl dabar į kalniuką. Užlipom į kalną. Dabar leisime žemyn prie ežerėlio. Turbūt. Dabar leidžiame žemyn. Palei kelią daug voveruškų. Vėl pažintinis stendas. Gyvosios gamtos metraštis. Pelkės neatskiriama mūsų kraštovaizdžio dalis ir viena paslaptingiausių buveinių gamtoje. Tūkstančius metų greta pelkių gyvenę žmonės naudojasi jų teikiamomis gerybėmis. Čia šviežiai padarytas takelis. Tiltelis tai yra. Štai toks pelkynas. Neblogas vaizdelis. Vėl augmenijos stendas ir dar vienas takas prie ežerėlio. Manau, nes matosi meldai tolumai. Vidury miškų. Ežerėlis. Plaukiantis tas tiltelis. Ir štai kokia visokia augmenija įdomi. Dar nemačiau, kad augtų tokias po vandeniu žolės visokios įdomios. Einam toliau.
Ir vėl vinguriuoja takelis mišku. Dar perinam vieną tiltelį. Kur auga miško pupos. Ar pastebėjote, kad nusileidus į Daubą jos pasitiko visiškai kitoks augalijos pasaulis. Augalams labai svarbios augavietės sąlygos, dirvožemio kokybė, vandens lygis, apšvietimas, kitų augalų kaiminystė. Kiekviena rūšis savaip prisitaiko prie aplinkos, bet yra augalų, kurie meta iššūkį gamtos padiktuotoms sąlygoms ir patys kūrė bei gerina savo augavietę. Vienas iš tokių užsispyrėlių yra gerai žinomas medis, kurį dėl jo savybių galėtume pavadinti miško pupa. Dabar pasukom į dešinę daugiau ir einam link geltonojo tako. Ir tada netoli bus jau mūsų kelionės pabaiga. Keliukas išbarstytas pjuvenom, nes čia turbūt šlapia. Tiesiog medžio drožlių pribarstyta ne pjuveną, bet medžio drožlių. Apeinam aplink ežerėlį. Atėjom į tą pačią vietą. Ir štai vėl einam atgal dabar geltonųjų pažintinių takų. Apėjom pažintinį taką. Geltonų, žalių ir mėlynų. Pačią didžiausią atkarpą. Ir ėjom kažkur tai 1:40 minučių. Puikus takas, daug gamtos. Smagu pasivaikščioti.